kaip šiandieniniams dvasiniams mokytojams nėra taip lengva, kaip gali atrodyti. Praėjo diena, atėjo vakaras, o aš vis sėdžiu prie kompiuterio monitoriaus, dirbu. Tikrai galit man nepavydėti. O šiandien, kadangi susikaupė naujas kalnas klausimėlių, pasistengsiu šitą klausimų kalną šiek tiek sumažinti. Pasakysiu 3 žmonėm, kurie čia uždavė tokius pakankamai gilius klausimus. Tai broliui Sigitui, sesei Radijolai ir broliui Eckai. Pradėsim nuo brolio Sigito. Brolis Sigitas, jaunas agurkų augintojas iš Pajūrio, klausia: noriu sužinoti, kaip tapti guru ir taip toliau, noriu įstoti į guru mokyklą, ar reikia kokių rekomendacijų ir taip toliau. Žinau, kad lengva mokytis nebus ir taip toliau ir panašiai. Nu ką galiu pasakyti broliui Sigitui? Mielas broli, žinok, tu net pats to nežinodamas jau mokaisi pačioj tikriausiai guru mokykloje. Visas gyvenimas iš tikrųjų yra pati tikriausia mokykla, o gyvenimas Lietuvoje, patikėk, yra, sakyčiau, vos ne aukštoji mokykla, aukštoji guru mokykla. Suprantu, broli, kad tu dar esi jaunas, ir daug ko nesupranti, tai yra vien dėl to, kad kol kas tu mokaisi kokioj tai šitos mokyklos pradiniai klasiai. Ir aišku, tau pykta, tu daug ko nesupranti. Tu čia paskui šleny, snargliuojasi, purkštauji. Bet nenorėk sakyti, kad būdamas vaikų darželį tu gali suprasti aukštąją matematiką. Nenorėk. Šiandien yra taip, kaip šiandien turi būti. Va. Man kažkada ir lygiai buvo taip pat. Pykau, pavydėjau, ginčiausi ir neradau vietos savo. Va. O paskui už tai teko atgimti šerno kūne. Niekam nelinkiu. Laimiai nedoriai medžiotojai paspendė man spastus ir iš pasalų nušovė. Va. Tai va šita tokia netikra, kaip sakyt, smurtinė mirtis leido man atgimti va šitame, nors ir paliegusiame, bet jūsų mokytojo kūne. Va. Žodžiu, broli Sigitai, tu niekur neskubėk. Kantriai augink tos savo agurkus, pardavinėk juos ir lauk. O gal kas ir tave nušaus. Ir išlaisvins iš tos visos nesusipratimo situacijos, iš tos būsenos, iš to vaikų darželio. Viskam savas laikas, Sigitai. Va, broliai Sigitai tiek. Vėlionio Amerikos prezidento našlė Radijola klausė, tuoj paskaitysiu, ką klausė Radijola. Radijola klausė,
Įtariu, kad Mona karvės karalienės karma yra geresnė nei Mona patios ar net patios Grybauskaitės. Paėm baisus pavyks, kad norės tau karalien papjauti. Čiut bet susilaikau. Tamsta mokytojo pamačyk, varažykun, pasitaisyk karmą, padyk žmonės karalienę ir arba bent jau prezidentą. Miela sesė Radiola. Karmą tiek pagerint, tiek pablogint galim tik mes patys. Joks varažintojas, burtininkas nieko neišspręs, bet koks pašalinis įsikišimas bus pašalinis chirurginis įsikišimas. Turbūt nenorėtum įsidėti implantų į kokias tai savo kūno vietas ir galvot, kad tai yra tavo kūnas. Reikia taip pat ir su karma. Kas dėl karvės papjovimo? Karvę papjovus, karma gali tik pablogėti. O juk karvės neliks. O paaiškės, kad tarkim kaimynų gaidys turi geresnę karmą. Arba net pas kaimynas. Tai negi dabar eisi pjauti viso kaimo. Viso kaimo neišpjaus. Va. Nepjaut reikia. Griaut. Nenaikint, negriaut, o augint. Augint ir labiausiai patarčiau augint savyje meilę ir kantrybę. Tau, sesė Radiola, patarčiau užsivesti dar daugiau karvių, ožkų, avių, bičių ir savo produkciją aprūpint mūsų šalį, tarkim, ar ne? Galėtum iš brolio Sigito pašarui pirkti supūtus agurkus ir išsispręstų daugelis dalykų. Mes iš tikrųjų, broliai ir sesės, galim ir turim padėti vienas kitam eiti šiuo nelengvų laisvėjimo keliu. Va. Ir pabaigai brolis Ecka, 2 klausimai. Aš čia ilgai turbūt nesiplėsiu. Tikrai džiaugiuosi brolio Eckos aktyvumu. Brolis Ecka klausia apie pinigus. Piniguose laimė ir taip toliau. O ką gali būti laimė, kai pinigus reikia mokėti, sakant, išleisti. Laimė juk yra pinigus gauti. Taip samprotauja brolis Ecka. Nu, sakysiu paprastai, broli Ecka. Laimė yra viskas. Pas kvėpavimas, pas va toks betarpiškas bendravimas su jumis, broliai ir sesės, jau yra laimė. O jeigu už tai dar kažkas ir sumoka, tai 2 ar net 3 laimė. Aš irgi juk visur už viską moku. Ir nesvarbu, kad labai dažnai moku svetimais pinigais. Nesakyčiau, turbūt patys suprantate, kad kai mokai už kažką tai svetimais pinigais, tai malonumas tikrai nesumažėja, o net padidėja. Va, tai apie mokėjimus, apie pinigus aš, broliai Ecka, jau tau kalbėjau. Manau, kad tu eini teisingų kelių ir tau beliko sudėlioti tik paskutinius taškus. Antras brolių Eckos klausimas apie išorinio ir vidinio grožio santykį. Brolis Ecka taip gražiai formuluoja savo klausimą. Va, jisai sako, to atsiversiu. Pagrindinis turbūt momentas man toks, kur labiausiai patiko jo klausime. Va, todėl man neduoda ramybės abejonės, ar gali gražus vidumi žmogus suleisti degraduoti savo išorę. Ką aš galiu pasakyti?
Tai, broliai, grožio tiek vidinio, tiek išorinio sampratos yra labai jau sutartinės ir šitų susitarimų ribos yra labai jau plačios. Pavyzdžiui, dar netaip seniai madoj buvom, sakysim, jeigu kalbėti apie gražią lytį, taip vadinamas moteriškaitės ar ne, kuriomis grožisi ne tik vyrai, bet ir jos pačios, va tai buvo madoj tokios Rubenso laikų putlios moteriškaitės, ne? Ir bėgant laikui grožio savoka, grožio sampratos keitėsi. Daug nesiplėsdamas pasakysiu vieną paprastą dalyką. Šiandieninio grožio kanonus diktuoja ne kas kitas kaip kas. Taip. Verslas, biznis, pinigai. Prikurta šiai dienai visokių svorio metimus, raumenų auginimo, parfumerijos, bižuterijos, ištiesos pramonės šakos, milžiniškos, kad žmogų paversti paklausia gražia preke. Ir kad jis atiduotų savo krūvinų prakaitų uždirbtus pinigus, tam, kad virstų šią prekę. Tai va, todėl apie grožį kalbėt kažką tai vienareikšmiškai yra slidu labai. Ir tikrai nebus objektyvų. Aš pasakysiu nebent apie save. Man gražiausias tas, pas ką storiausia piniginė, didžiausia sąskaita banke, kuris gali ne tik namą nusipirkti kur nors, ištaigingą namą kur nors Viduržemio jūros pakrantė, ar ne, arba ten pačią naujausią dačkę, bet kuris be viso šito gali dar ir susimokėti savo dvasiniam mokytojui. Va, tai tokie žmonės ir toks grožis man tikrai patinka. Va, tai tiek turbūt apie atsakant į antrąjį brolio Eskos klausimą. O šiandien tiek. Ačiū, kad manęs paklausėt, nors vakaras jau gilus ir mano balsas, atsiprašau, šiek tiek prikimęs. Pavasaris veikia ir mano jauną organizmą. Mes būtinai susitiksime dar ne kartą. Ačiū visiems klausytis.